Tai šiandien bus užduotis sudėti pilnai. Turime problemų. Nu ką, darau visiems kebra, ką, nauji metai ir mes renkam toliau mano BMW M5 Competition. Tai šiandien užduotis. Praeitoj serijai matėte, kad jau įdėjome variklį, sudėjome išmetimą, beveik sudėjome panelę. Tai šiandien bus užduotis sudėti pilnai pakabą, sudėti visus laidus prie variklio ir pajungti visą panelę ir užvesti. Tai ką, chebra, iš jūsų po laiką, po komentarą ir mes važiuojame. Tai o nuo ko pradėsim? Net nežinau, nuo ko pradėti, bet manau, kad kolega apsiims variklių, visą pravotkę sujungs, o mes einam į saloną ir bandom pajungti visas fiškės, nes mes tik uždėjom patį karkasą panelės. Panelė dar neuždėta, tai sujungiam visas fiškės, susukam visus vačkus, prisukam vairo kolonėlę ir bandysim kurti. Nauji metai prasidėjo, reikia dirbti. Šiandien turim sausio 2 dieną. Biškį gal užtynę, bet nieko tokio. Gerai. Aš. Iš technologijų esu apakęs. Žodžiu, va šitą dalį yra dvi tokias ir nežinom, kur pastatyti. Nufotkinau ChatGPT, ne? Paklausiau, kur jinai stovi. Pasakė, tarp panelės kažkur ieškojom, radom va čia, atseit stovi. Nufotkinau, žiūrėkit, nufotkinau jai kaip stovi viskas. Ir va, puiku, iš nuotraukos matomai, kad detalės rado savo vietą. Kodas Va čia tai dabar jau su ChatGPT surinkinėsi M-kę. Tu supratai? Čia technologija. Gerai, dedam panelę. O jūs ką čia darot? Kompiuterį jungiam. Atjunginėjam. Gal mes sausio 2 alaus gertume pirty kur nors. O, Pasideda. o, čia būtų variantas. Nu, bet mašina, kaip sakoma, pati nesusirinks. O ją reikia surinkti, kol Kol neatvažiavo naujas projektas. teisingai. Naujas projektas jau. Taip, taip sakoma, angliškai kominkins. Kaip? Žodžiu, naujas projektas jau kvepuoja į nugarą. Kebra, parašykit komentaruose, kaip galvojat, koks bus naujas projektas. Pasakysiu, krūtesnis negu šitas. Va ten bus reikalų. Bet niek, padarysim. Kad mūsų mokytojas patikrintų viską ir mes galim dėti pačią panelę. Ir tada galima bus visus kompus statyti, telikus, kolonėlės, vairą. Bus gražu. Važiuosim, užsidėsim šalmus, nes tai stiklo tai neturim. Ir važiuosim, matai, kiek sniego prisnigo. Mačiau. Ir kur nors į atboidikus. Pone operatoriau. Filmuosim. Viskas, nuo šiol tu pas mus nebe kameristas, o būsi ponas operatorius. Gerai? Tvarkoj. Tai ką, ponė operatoriau, reikia mums visas va šitas fiškės sužiūrėti, viską pajungti, nes jeigu mes kažką, kaip sakant, pamiršim, tai reikės ir vėl panelį nuiminėti. Žodžiu, reikia visas fiškės sužiūrėti, viską pajungti, susukti ir uždėti gražią panelę persukti.
Nu, kaip tau čia sekasi? Nu, jau matai. Vaizdas jau. Naujas. Amerika, kai atvažiuoja, nėra kaip prieš rūką. Ai, ne. O laidai prieš rūkams? Ai, per tą? Reikia dar pravesti 2 laidus iki galinių prieš rūkų. Ir reikia europinio šitą, tai jau jungiklį. Naują nupirkau. Čiuk. Činadas. Gerai, operatoriau, gali mums netrukdyti. Tu geriau eik kur nors. Ar juodas ekranas? Tu mums nebereikalingas. Va taip. Where you going? Home. Where's home? Panelė jau kaip ir vietoj. Dabar reikia sudėti pilnai konsolį. Operatorius mūsų nuvažiavo pietų paimti. Tai filmuoju pats dabar. Žodžiu, 3 valandos ir panelė sudėta. Žodžiu, visas fiškės surast ir taip toliau, tai labai sunku iš tikrųjų. Nu, bet kaip ir viskas vietai. Gražu. Tai dabar sudėtam. Dar čia kiek reikalų. Sudėtam dabar. Vat štai panelės, tai yra porgi. Čia irgi reikalų yra. Iškai per daug darbų pridarėm. Išėmėm laidyną, kurio nereikėjo. Tiesiog fiškės atsijungia ir viskas. Ane? Gerai, dirbam. Tuoj sudėsim raičiagus visus. Vėrą. Ir važiuosim. Čia jau viskas paruošta. Variklis paruoštas užvedimui. Tai vat reikia torpedą įdėti ir gazuosim. Nu kaip gazuosim, bent jau užkursim. Ką, važiuojam. Viskas. Vairą kol kas nestatysim, nes dar lubas reikia įdėti. Tai dabar pajungiam akumuliatorių ir bandom užvesti. O, gyvybės ženklai, operatorių. Engine start. Kapotas neuždarytas. Nu ką padarysi? Stabdį reikės paspausti. Tuoj. Цинь. Šitie išimti. Цепалaičiai nepirks. Gali atsikurti. Opa. Hello. Ko multimedija neužsį? O, kasiakai. Ai, aš dar bando priprast. Tipo įstabdžiai nespaudžia. Tyliai dirba, ne? Kaip? Nu va, svarbiausiai viskas veikia. O taip operatorius. Laikyk. Все, degimą išjungiam. Jis neišjungia pats. Nu ką, sveikinu. Jeigu rodo, kad vienoj padangui oro nėra. Kad visi kitur nėra. Aš? Ai, šitas yra.
Nu va. Šiandienas kaip ir tikslas pasiektas, bet manau dar turim tik tais po pietų. Tai dar manau, kad sudėsim visus airbagus. Gal lubas užmesim. Ir tada kelsim ant keltuvo ir reikia sudėti pakabą. Tai jau kitą dieną reikės iš garažo atsivežti ratus. Užmesim ratus ir nustumsim ją nuo keltuvo, kad netrukdytų. Tada durys. Jinai pati jau važiuos. Tai mes jau galėsim jau padaryti burnautą. Garaže. Sakė, kad galime. Gerai. Einam, pailsim biškį ir dirbam toliau. Ką, dabar galima padaryti unpackingą airbagų ir diržus. Sumesim diržus ir stogo airbagus ir galima bus sudėti lūpą. Diržai, operatorius, tu visą laiką sėkės diržų? Tai žinoma. Reikia pasipėliu airbagą. O tu savo kažkur visas kainas surašai? Turiu užsirašęs. Aš jums galiu pasakyti, kad daug. Netiek tikėjausi. Tikėjausi biškai mažesnės kainos, bet galima buvo labai daug ko nekeisti. Aš gal ir nekeiščiau, bet kolega pasakė, iš šito garažo mašinas turi išvažiuoti tvarkingas. Tai aš džiaugiuosi, kad nepridariau, kaip sakoma, kalfozingo ir viską pakeitėm į naujas dalis. Tai va, turim tokios vadešas, naujas patronas. Užtaisas. Gerai. Einam. Chebra, kaip supratote, Motofoxas turi labai gausų pasirinkimų motociklų. Ar jūs norite būti enduristas, ar keturratininkas, ar tiesiog važinėti viešaisiais keliais su motociklu, parinks jums puikų motociklą jūsų važiavimo stilių. Tai naudokitės Motofoxu, turi didžiulį servisą, turi gausų detalių pasirinkimą bei aksesuarų. Jeigu pasakysite, kad Nogurska dar, tai drąsiai jums padarys kažkokią nuolaidėlį. Tai Chebra, naudokitės Motofox. Tai ką, to antros kūrimas bus? Antras jau. Reikia darbinį temperatūrą padaryti. Galima taip nepils. Dėjom visus radiatorius ir galim bus normaliai jau užkurti ir pagazuoti. Bet aišku, reikia norint visą sistemą. Pilsim mėlyną modulį. Čia sportiniam mašinam, kaip sakant, nu, pagal katalogą mėlyną reikia pilti. Ir gal patį brangiausią užpilsim. Čia pilasim ir čia per 2 bakelius. Kiek ten? Tai 15 litrų.
Oho. Gur. Čia yra iki šitos pusės. Okay. Savais visas iš ten. Kaip į šulinį. Tarhūnas. Nebėga ten niekur. Tai vėl. Bendrat. Ne? Ten turbinas. Gerai. Ai, turbino atskirai aušinimas? Na taip. Gyveni ir mokaisi. Rakto arčiau. Nu kaip, patogu sėdėt? Jo. Dabar bandom antifrizą orą išvaryti, kad dapilt normaliai viską, pečiukus viską sujungiam. Viskas veikia. Žiūrėk, šildomas sėdynės veikia. Nu, liktais jo. Masažas pažiūrės ir dirba. O liktais dirba. Gaila, kad sklendžių negaliu įjungti, pažiūrėti, kaip išmetimas dirba. Nes kaip neleidžia sportą įjungti, jeigu klaidų daug yra. Žvėriukas. Bet pažiūrėk, trečiadienį paėmėm tiesiog tuščią mašiną, be nieko. Jau. Kebra. Greitai važiuosim. Dadeginsim padangas, kurios nespėjo dadeginti kažkas. A gal jam duosim dadeginti? Tai tučiukas tai gerai šildo. Ne taip, kaip pasakė man. Gerai, ką? Šiandienai turbūt jau užteks. Užvedėm, prašildėm, antifrizą užpylėm, viskas gerai. Tai ką, šiandienai jau važiuojam namo, jau tamsu. Ir jau biškį ir pavargom. Tai susimatom rytoj už poros sekundžių. The next day. Ką, Hebra? Jums praėjo sekundė, man jau visą naktis išsimegojom, pilni jėgų ir kimbam toliau prie darbų. Tai šiandien surinksime beveik iki galo saloną, bent jau vairuotojo pusę. Keleivio pusę dar nesurinkinėsim, nes reikia pravesti nuo bloko laidus į priešrūkus. Tai ten paliksim. Tai šiandien pasistengsim uždėti pilnai visą pakratą, uždėti ratus ir jau, kad mašina važiuotų. Bet, aišku, šiandien dar test-drive'o nedarysim. Tai ką, manau, kad kimbam prie darbų. Šiandien būsim dviese su kolega, kameristas šiandien negali. Tai bandysiu jums pafilmuoti kažkaip. Tai ką, einam dirbti. Ir kągi mes čia matome. Atvažiavo elektrikas, turi sutvarkyti laidyną, nes buvo biškį niuansų. Kaip čia jums sekasi? Alytuoja. Viskas lygtais gražiai atrodo. O aš tuo tarpu, pažiūrėkit, jau galima važiuoti į Haneriuką. Gražu, piloto vieta jau pilnai surinkta, sėdynė galinė beveik surinkta. Čia nieko nepajunginėsiu, nes per čia nuo to va bloko
kur ten stovi, vesim laidus į priešrūkus. Tai vat, gražu, čia dar negražu, bet jau čia pažiūrėkite. Vairas savo vietoj, žodžiu, pilotas bus patenkintas. Ai, kaip man patinka, važiuokit, sėdynės kokias. Lubas irgi beveik vietoj. Ir ką mes čia turim? O turim pakabą ir ją reikia kažkaip tais sudėti. Nežinau kaip, bet po kol elektrikas mūsų lituoja, jau ir pas mus jau priekis, faceliftinis jau beveik susidaro. Gražu? Gražu. Ai, man patinka. Didelis, tikrų vyrų, suaugusių Lego. Nu jau ir dalių, žiūrėkit, jau mažėja. Viskas buvo užkrauta. Tai kaip ir jau. Gerai, dirbam toliau. Tuoj statau kamerą ir bandysim montuoti kelmą visą. Turim stabdžių diskus, su kuriais reikės labai atsargiai būti. Tai vat, o iš jūsų po laiką greitai sustabdot video ir nueinat, paspaudžiat laiką. Ir nepamirštam pasiekti. Važiuojam! Ir biškį nusprendėm paįvairinti video. Žodžiu, važiuojam gelbėti. Ką mes važiuojam gelbėti? Dabar atspėkite. Kitaip nefilmuočiau. Man atrodo, mes neištrauksim. Siuda. Ojojoj. Kaip galvojat, su X5 ištrauksim? Ojojoj. Čia gerai vyrukas lėkia iš ten. Numerių nefilmuosim. Oho. Audi. Ir ką, nusprendėm padėt su X5 competition. Iški trosas per trūkas. Bet paskambinau, kažkas su patruliu atvažiuos. Perstab. Dar. Atimai. Gausies? Tik žiūrėk, kad nenutemptų tą. Atbolinį, pala. Atbolinį, jo. Po biškį ir vairą po biškį sukit. Be šansų. Gerai. Sukit vairą. Stop. Gerai. Per daug išsukat. Ne. Ne, vairas čiučiut dar. Biškį mažiau vairą, susukit. Jo, dar. Gerai. Stop, nevažiuok. Ne. Nesigavo. Tai atvažiuoja Lukašas su patruliu. Prikabins gervę kitoj pusėje atsistos ir manau, kad ištrauks. Jis ten ir padangą išsimontavus, tai nieko gero. Tai ką, čia su BMSu neištraukėt? Easy. Iški gaila BMS. Vai, tai ten ratas ori. Tu atvažiuos Lukašas ištrauksiu. Turime problemų. Aš irgi soliarka užšalusi. Čia reikia... Reikia su gerve. Kriuką reikia į priekį sukinėti. Ar jūs atgal? Atgal čia.
A gervė dirba? Turbūt. Bet su gervė reikia. Jo. Pala. Vaira į kitą pusę. Kurią pusę? Stos! Gerai. Tik jūs stabdį nelaikykit, prašau. Ne. Dabar reikia su. Pala. Bet tai, kad jis bet biškį orė. Ne mes ant šono? Nyku. Palauk. Stabdžius nelaikyti. Negasuokit iš vien. Lygiai, gerai. Vaira. Su. Išsuk, vaira, išsuk. Į mus. Ne. Git. Nu va. Stop. Easy. Nu, tai bus sprogimai. Jaiktola. 3 hours later. Gerai, grįžom, papietavom. 3 valandas turbūt sugaišom. Galėjom daug darbų padaryti, bet nieko, tai ką. Surinkinėjom šitą pusę. Po kol surinksim, ten sulytos ir galim bus kitą pusę jau surinkinėti. Tai ką, statau ten lapsą ir mėginam. Nu, kelmai sudėti, paravodkė visą tvarkingai sudėta, naujas žarnas, viskas gražu. Ta pusė irgi. Yra viskas, kaip ir. Tai ką, dabar reikia užpilti stabdžių skystį. Stabdžių skystį turim originalų, BMW. Ir bus atskiras procesas jį nuorinti, ne? Nes čia bus reikalų. Tai žodžiu, dabar pakeliam mašiną ir reikia užversti visus pakabos važtus, nes nieko dar neužveržiau. Bet jau gražu. Gerai, dar padarom. Žodžiu. Ir vėl su tema. Nesigavo man šiandien visko padaryti, ko reikėjo. Tai žodžiu, važiavo Marikas, sako, važiuojam pirtį, kuriant ir nieko nežinau. Žodžiu, tai kaip ir
daug darbų padarėm, bet pabaigsim jau kitą dieną. Tai ką, stabdžių sudėjom, beveik nuorinom, bet ne iki galo. Tai reikės nuorint, pastatyti, čia galima bus jau pospardį sudėti, man atrodo, bamperis ir taip toliau. Tai, žodžiu, aš atsisveikinu, susimatysim už porą sekundžių. The next day. Ką, labas rytas. Vat ir kita diena ir iš karto su nuotykiais. Važiavau į garažą ir nedavažiavau. Baigėsi kūras pas mus. Žodžiu, buvo. Kaip tu apšė pėsnė, dar ir padanga tuščia, ble. Oi, ble. Kodėl mano metai šitie taip prasidėjo blogai. Žodžiu, kad suprastumėt, šiais metais jau 2 kartus baigėsi man kūras. Su ketračiu 2 kartus iki Kalnadėlės nedavažiavau, o dabar dar ir su Passatu. Tai laukiam Lukašą atveš saliarkos. Žodžiu, užtrukau labai daug laiko su to Passatu savo. Tai va, matome, kad kolega jau padirbėjo. Sakė, jau pravedė laidus. Žodžiu, salonas, galima sakyti, jau pilnai surinktas. Tai ką, turbūt pakeliam, pakol nepamiršom, reikia visą pakabą susukti. Tai dabar pakeliam su keltuvu ir susukam visą pakabą, gal užmėsim ratukus ir žiūrėsim, kas toliau. Tai ką, keliam. Kaip ir viską surinkom iš pakabos pusės, manau, kad viskas. Galinius ratus nestatysim, nes reikia uždėti dar galinį bamperį. Bet manau, kad šitą viską jau pamatysit kitoje serijoje, nes realiai tai jau šita serija visa sumontuota, tik galo nėra, tai jau ten virš 40 minučių. Tai manau, kad nedarysim valandinės serijos ir perkelsim tai viską į sekantį epizodą. Tai sekančiam epizodė jau surinksim viską, kas yra aplinkui, tai žibintus, galinius žibintus, bamperius, žodžiu, duris perinksim, nes reikia iš visus vidurius iš senų durų į naujas sudėti. Žodžiu, laukia dar daug darbų. Tai ką, chebra, manau, kad iš jūsų po like, po komentarą ir būtinai pasiekit, o mes dirbam toliau. Ane? Taip. Dirbam. Ir jau pamatysit viską tai kitoj serijai. Tai po kol kas, ate.